Keli tikslus darbe, o kokie tavo tikslai artimiausiams 5 metams sveikatos srityje? Esu tikras, kad tu jų neturi. Taip, mes dažnai planuojam savo ateitį, savo darbus, savo šventės, netgi savo kažkokius tai vakarėlius, tačiau niekad neplanuojam to, kaip mes atrodysim ir kaip mes jausimės už kelių metų. 3, 5 ar 10. Norit sužinoti apie mane? Taip, mano planai labai aiškus. Šį mėnesį mano sveikatos sistemoje yra detoksikacijos mėnuo, kitas mėnesis yra priešparazitinis, po to organizmo valymas, po to kaulų raumenų sistemos. Taip, 4 mėnesiam aš jau susiplanavęs, ką aš darysiu, ką stiprinsiu savo organizme. O tu, jeigu nori arba nežinai, su ko pasitarti, prisijung prie mano vyro grupės. Taip, mes ten atvirai apie viską. Beje, ten vyksta dabar 90 dienų maratonas geresnė erekcija per 90 dienų. Ten dalyvių yra pakankamai daug. Beje, ten yra video pamokos, daug visko yra, ką aš pasakoju. Tai jeigu nori arba prisijungti ten, arba apskritai susiplanuok su manim savo sveikatos išsaugojimo ir atstatymo lygį bent jau pusei metų į priekį. Tikrai tai pajausi skirtumą, po pusės metų tu būsi kitas žmogus. Deja, kokią problemą tave labiausiai kamuoja su tavo sveikata. Jeigu jų neturi, puiku, dėk laiką, kaip sakant, po šio posto, o jeigu turi, iš tikrųjų parašyk, kas tave domina, arba parašyk man asmeniškai, arba į telegramą. Nuorodą tikrai čia visą laiką rasi, mes pasišnekėsim, mes aptarsim tavo klausimus, sustatysim tikslus, atviesim į sveikatą, o galbūt netgi sugalvosim ką nors įdomesnio. Taigi, laukiu.